Sveiki, čia NextDev, aš esu Zenonas. Šiandien 5 temos, kurios per pastaras kelias savaitės perbraižė technologijų žemėlapį. Google paleido įrankį, dėl kurio Figma akcijos krito procentais. Anthropic išleido naują Claude modelį. Nvidia neturi planų leisti naujų vaizdo plokščių šiemet. Grand Theft Auto 6 pagaliau gauna realią datą. Ir Nintendo Switch 2 muša pardavimų rekordus. Pradedam. Be pagražinimų, tik faktai. Pradedam nuo to, kas šį pavasarį išmušė dizaino industriją iš vėžių. Google Stitch. Kovo 18 Google Labs paskelbė didelį Stitch atnaujinimą. Iki tol tai buvo paprastas eksperimentas. Nuo vieno teksto įrašo gauni vieną U į ekraną. Po atnaujinimo Stitch tapo tuo, ką Google vadina AI Native dizaino kanva. Vienu prašymu generuoja iki 5 tarpusavyje sujungtų ekranų. Visa programėlė nuo prisijungimo iki apmokėjimo per kelias minutes. Kas jame yra? Begalinė kanva, į kurią gali mesti tekstą, paveiksliukus arba kodą. Dizaino agentas, kuris mato visą tavo projekto istoriją, ne tik paskutinį prompt. Naujas Agent Manager, leidžiantis dirbti su keliomis idėjomis lygiagrečiai. Eksportas į 7 skirtingus frameworkus – HTML, CSS, Tailwind, Vue, Angular, Flutter ir SwiftUI. Plus nauja funkcija, kurią Google vadina Vibe Design – dizainas balsu realiu laiku. Variklis Gemini 2.5 Pro. Galima rinktis tarp Pro versijos kokybei arba Flash versijos greičiui. 350 generavimų per mėnesį standartiniu režimu. Nemokamai. Reikia tik Gmail paskyros. Kodėl tai didelis dalykas? Stitch yra Galileo AI įrankio, kurį Google nupirko 2025 metais palikuonis. Galileo buvo mokamas, Stitch ne. Tai tiesioginė ataka prieš visą dizaino įrankių rinką. UXPin, Adobe XD ir aišku Figma. Bet pasakysiu sąžiningai, Stitch nėra Figma žudikas. Jis dominuoja pirmajame žingsnyje nuo 0 iki 1 varianto. Figma vis dar valdo tą antrąjį žingsnį – finalizavimą, brand sistemas, komandos darbą. Patikimi šaltiniai kaip Moda ir UXPin sako tą patį. Stitch akceleratorius – ne pakaitalas, bent jau kol kas. Logiška tema toliau – Figma. Kai Google paskelbė atnaujintą Stitch kovo 18, kitą rytą Figma akcijos atsidarė 8,8% žemiau. Ketvirtadienį krito dar 4%. Per 2 dienas beveik 13% nuosmukis. Bet pažiūrėk plačiau. Figma šiais metais jau nukrito apie 35%. Nuo IPO viršūnės 80%. Dabar akcijos prekiauja apie nuo 24 iki 25 $. IPO kaina Liepą buvo $33. Aukščiausias taškas po IPO buvo $142.92. Kas keista, Figmos finansai patys savaime nėra blogi. 2025 metais kompanija uždirbo $1,06 milijardo pajamų, augimas 41% per metus. Net dollar retention 136%. Tai reiškia, esami klientai išleidžia 36% daugiau nei prieš metus. Bet nuostoliai auga greičiau. Net loss 2025 metais $1,25 milijardo. Prieš metus buvo 732 milijonai. Stock-based kompensacijos ir veiklos sąnaudos didėja sparčiau nei pajamos. Investuotojai bijo 2 dalykų. Pirma, Stitch nemokamas. Antra, Logan Kilpatrick iš Google paskelbė AI Studio Roadmap, kuriame numatyta Design Mode, Figma Integration, glaudesnis ryšys su Workspace ir GitHub. Tai jau ne tik Stitch, tai sisteminė Google strategija į dizaino erdvę. Įdomus kontekstas. 2023 metais Adobe bandė nupirkti Figma už $20 milijardų. Sandoris žlugo dėl reguliatorių. Dabar Figma yra viena atviroje rinkoje prieš Google. Figma CEO Dylan Field vasarį sakė, volatility yra gerai, jie ilgalaikiai stiprina kompanijas. Nvidia CEO Jensen Huang AI renginyje pasakė, kad SaaS apocalypse, kai AI esą sunaikins programinės įrangos kompanijas, yra nelogiškiausias dalykas pasaulyje. Laikas parodys, kas teisus. Balandžio 16 vos prieš 3 dienas Anthropic išleido Claude Opus 4.7.
Tai yra naujausias jų Opus modelis, atnaujinimas po vasario mėnesį pasirodžiusio Opus 4.6. Pirmiausia, kainos nesikeičia. Tas pats $5 už milijoną įvedamų tokenų ir $25 už milijoną išvedamų. Tas pats kaip 4.6. Kas pagerėjo prieš 4.6? Programavimas. Anthropic vidinėme 93 užduočių benchmarke Opus 4.7 išsprendė 13% daugiau užduočių nei 4.6, įskaitant 4 užduotis, kurių niekas iš ankstesnių modelių neišsprendė. SWE-Bench Pro 11 punktų aukščiau. Notion sako, 14% pagerėjimas daugiapakopėse darbuose ir 66% mažiau klaidų naudojant įrankius. Rakuten testuose 3 kartus daugiau išspręstų realių užduočių. Modelis dabar mato vaizdus didesnė raiška. 9.5 Mac rašo, gali skaityti cheminės struktūras ir sudėtingas techninės schemas. Vienas svarbus dalykas dizaineriams. Anthropic sako, kad modelis gamina geresnius interfeises, skaidres ir dokumentus. Kūrybinis ir tasteful. Tai betarpiškai atsijungia su tema apie AI dizainą. Naujovės įrankiuose. Pridėtas naujas X-High effort lygis tarp High ir Max, daugiau samprotavimo sunkiems uždaviniams. Claude Code aplinkoje pridėta Ultra Review komanda kodo peržiūra, simuliuojanti vyresnį inžinierių. Auto Mode, kai Claude pats priima sprendimus be nuolatinio leidimo prašymo, išplėstas Max plano vartotojams. Yra ir bet. Naujas tokenizer reiškia, kad tas pats input gali užimti 1,0 iki 1,35 karto daugiau tokenų. Modelis taip pat masto daugiau aukštesniuose effort lygiuose, ypač vėlesnėse pokalbio eilėse. Tai reiškia daugiau output tokenų. Patikimumas aukštesnis, bet kaina už ilgesnės sesijas irgi. Svarbi detalė. Opus 4.7 nėra pats galingiausias Anthropic modelis. Tas titulas atitenka Mythos Preview modeliui, kuris kol kas neprieinamas viešai dėl saugumo problemų. Anthropic jį dalina tik atrinktoms kompanijoms per programą Project Glasswing. Opus 4.7 yra galingiausias modelis, kurį gali iš tikrųjų gauti. Pagal benchmarkus Opus 4.7 lenkia GPT 5.4 ir Gemini 3.1 Pro daugumoje testų. Bet GPT 5.4 vis dar lyderiauja agentinėje paieškoje. Vienas modelis nedominuoja visur. Dabar geležis. Ir blogos žinios žaidėjams. Pagal The Information ataskaitą, Nvidia neplanuoja išleisti jokių naujų gaming GPU iki 2026 metų pabaigos. Tikėtos RTX 50 Super serijos 5070 Super, 5080 Super tikriausiai nebus iš viso. Priežastis – atminties krizė. AI duomenų centrai siurbia visą GDDR7 atmintį, kainos kyla ir Nvidia GDDR7 pirmenybę teikia AI produktams, ne žaidimų plokštėms. Skaičiai paaiškina kodėl. 2022 metais gaming GPU sudarė 35% Nvidia pajamų, 2025 metais tik 8%. Pelno marža gaming čipuose 40%, AI čipuose 65%. Verslo logikai nereikia paaiškinimų. Be to, jeigu ataskaita teisinga, RTX 60 serija, kuri turėjo prasidėti masinę gamybą 2027 metų pabaigoje, gali nusikelti į 2028. Tai būtų pirmas kartas per 30 metų, kai Nvidia per visus metus nepristatytų jokio naujo GPU. Bet yra ir gandų į kitą pusę. Overclocking.com pranešė vasarį, kad Nvidia kuria labai aukštos klasės RTX 50 serijos modelį, galimai RTX 5090 Ti arba Titan Blackwell Q3 2026 metams. Mažas tiražas, daugiausia Founders Edition. Bet tai yra slaptas projektas, jo niekas oficialiai nepatvirtino. AMD pusėje RX 970G RE16 GB pasaulinė versija atrodo neįvyks dėl tų pačių VRAM kainų. Esama 12 GB versija liks rinkoje,
kaina apie $499. Intel vienintelė kompanija, kuri tikrai turi planą 2026 metams. Arc B770 su BMGG31 lustų, 32 XE2 branduoliais, 256 bitų atminties magistrale, 16 GB GDDR6. Numatoma kaina $350 iki $400. Galimas našumas arti arba šiek tiek geresnis nei RTX 5060 Ti 16 GB. Energijos suvartojimas didelis, apie 300 W, bet už tą kainą daug kas tai priims. Išvada. Jeigu galvoji upgrade'inti vaizdo plokštę šiais metais, planuok atsargiai. Naujų plokščių iš Nvidia tikriausiai nebus. RTX 5090 lieka karaliumi. Ir kainos visam diapazonui kyla. Baigiam žaidimais ir konsolėmis ir pirmiausia ta naujiena, kurios laukiame metų metus, Grand Theft Auto 6 pagaliau gauna tikrą datą. Šių metų lapkričio 19 dieną žaidimas išeina į rinką. Tai oficialus patvirtinimas iš Rockstar Games ir Take-Two vadovo Strauso Zelniko, kuris vasario mėnesio investuotojų skambutyje dar kartą pakartojo, kad šios datos laikomasi. Marketingo kampanija prasideda jau šią vasarą, taigi galime tikėtis trečio trailerio ir pirmojo gameplay video. Žaisti galėsime PlayStation 5 ir Xbox Series X arba Series S konsolėse. Kompiuterio versijos kol kas nebus. Pagal Rockstar tradiciją, PC laukiame maždaug po metų ar pusantrų po konsolinio išleidimo. Taigi realistiškai tai būtų 2027 metų pabaiga arba 2028 pradžia. Žaidimas jau buvo atidėtas 2 kartus. Iš pradžių planavo išleisti dar 2025 metais, paskui perkelė į gegužę, dabar galutinė data lapkritį. Veiksmas vyksta naujajame Vice City mieste, fiktyvioje Leonidos valstijoje, kuri yra Rockstar versija Floridos. 2 pagrindiniai veikėjai – Lucija ir Jasonas. Žemėlapis pagal nutekintus duomenis dvigubai didesnis nei Grand Theft Auto 5. Dabar pereinam prie konsolių. Nintendo Switch antroji versija laužo visus rekordus. Per pirmas 4 dienas po išleidimo praeitais metais birželį Nintendo pardavė 3,5 milijono vienetų. Iki šių metų vasario pabaigos skaičius peržengė 17 milijonų. Tai jau pati greičiausiai parduodama Nintendo konsolė per visą įmonės istoriją. Žaidimai irgi sėkmingi. Mario Kart World pardavė per 14 milijonų kopijų. Donkey Kong Bonanza daugiau nei 4 milijonai. Trečių šalių žaidimų pardavimai Switch ekosistemoje per 9 mėnesius perkopė $2,5 milijardo. Augimas 76% per metus. O kas išeina pačiu artimiausiu metu? Balandis labai stiprus mėnuo. Capcom šaudyklė Pragmata jau pasirodė šio mėnesio 17 dieną. Futuristinis sci-fi su mažaja mergaitė ir astronautų mėnulyje, su unikalia hackingo ir šaudymo mechanika. Pasirodė PlayStation 5, Xbox, Switch antrojoje ir kompiuteryje. Bethesda Starfield pagaliau atkeliavo ir į PlayStation 5. Versija pritaikyta DualSense pulteliui ir turi atskirus režimus PS5 Pro savininkams. Tas, kas anksčiau buvo Xbox ekskliuzyvas, dabar prieinamas visiems. Balandžio 28 dieną Blizzard išleidžia didelę plėtrą Diablo 4 pavadinimu Lord of Hatred. Sugrąžinama craftingo sistema ir žadama daug naujo turinio. Žvelgiant toliau į metus, birželio 3 dieną Final Fantasy VII Rebirth ateina į Switch 2. Rugsėjį PlayStation savininkų laukia Marvel's Wolverine, vienas didžiausių Sony ekskliuzyvų šiems metams. O Forza Horizon 6 Microsoft žadėjo vėliau šiemet, tikslios datos dar nėra. Tai tiek naujienų iš NextDev komandos. Jei video patiko, nepamirškite paspausti like ir prenumeruoti kanalo, kad nepraleistumėte kitų projektų. Jeigu turite savo idėją ar projektą ir norite jį pristatyti, parašykite mums. O jei ieškote, kas galėtų sukurti jūsų projektą nuo nulio, NextDev komanda pasiruošusi padėti. Su jumis buvo Zenonas, iki kitų kartų.